Birželio viduryje visuomenė ir 7 partnerių universitetus pritraukusiame Lietuvos mokslo tarybos forume edukologijos tyrimai švietimo pažangai buvo pristatyti net 28 nauji edukologijos moksliniai tyrimai. Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas dr. Gintaras Valinčius sako, tokio masto projektai yra strateginė investicija į mūsų šalies ateitį. Šitas projektas yra svarbus tuo, kad šiuolaikinis pasaulis vystosi be galo dideliu greičiu. Dalykai keičiasi. Keičiasi tai, kaip mes sužinome pagrindinės, bazinės žinias apie mūsų supantį pasaulį. Keičiasi ta prasme, kad keičiasi būdas, kaip mes ir taip pat ir mūsų vaikai, mokiniai gauna tas žinias, kaip jas supranta, suvokia, kaip moka jomis pasinaudoti, spręsdami kasdienius savo klausimus. Projektui įgyvendinti skirta daugiau kaip 15 milijonų eurų, iš jų 11 milijonų ES fondų lėšos. Džiaugdamasis galiu pasakyti, kad mūsų vyriausybė ir mes veikime jos pavedimu, investuoja 15 milijonų eurų į 28 projektus, iš kurių mes tikimės, kuriuos įgyvendinus mes tikimės, kad edukologijos mokslo pačios pažangiausios žinios, pačios geriausios praktikos bus diegiamos į Lietuvos mokyklas. Forume savo komandų tyrimus pristačiusios mokslininkės neslepia, kad tokios investicijos bei projektai suteikia didelės galimybės. Dažnai mokslininkai dirba savo projektuose. Mes žinom, kas vyksta mūsų institucijoje, mes žinom galbūt, kas vyksta bendruomeniai, tų žmonių, su kuriais panašius tyrimus atliekam, bet ne visada gerai žinom, ką daro kiti edukologijos mokslo tyrėjai. Tai tokie renginiai mums leidžia iš esmės projekto pradžioje jau sužinoti, kuo gyvena mūsų kolegos, kas jiems yra svarbu, kokie tyrimai yra atliekami. Ir moksle tai yra labai svarbu, nes mes ypač švietimo srityje turime labai daug sankirtų. Mes siekiam proveržio ta prasme, kad bandysim suteikti mokytojams įrankius ir gebėjimus valdyti stresą iš vidaus ir visai kitaip pažvelgti situacijas. Ir manau, kad jeigu šita idėja bus paskleista plačiai per monografiją, per aukščiausio lygio publikacijas, tai proveržis tikrai šioks toks bent įmanomas, aš manau. Taryba džiaugiasi didelę bendrystę su kitomis mokslininkus jungiančiomis institucijomis. Aš manyčiau, kad tai yra iš tikrųjų pirmas bandymas mokslo tarybai dirbti kartu su universitetais, mokslo institutais. Mes būsime šiandieną, sakykime, pradedam ir būsime nuolatiniai partneriai. Partneriai, kurie pagelbės mokslininkams įgyvendinti jų idėjas, pagelbės mokslininkams gautus rezultatus įdiegti į bandomojų kelių, greičiausiai įdiegti į praktiką jau čia Lietuvoje. Projektas bus vykdomas 3 metus, ypatingą dėmesį skiriant tarptautiniai mokslo praktikai ir jos taikymui Lietuvos švietimo sistemoje.